Labadiena, gerbiami kolegos. Tikrai turiu iššūkį, tai noriu pasakyti iš karto iš dviejų dalių praktiškai pranešimas. Pirmiausia, vis dėlto norėčiau pasakyti, kas yra tas išplėstinės praktikos slaugytojas, akcentuojant visiškai tą naują specializaciją kaip klinikinės praktikos specialistas. Ir kita, tai tiesiog literatūroje išanalizuota, kągi slaugytojas gali padaryti būtent insulto priežiūroje. Ir be abejo, kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau iš tikrųjų pacientų visame pasaulyje kreipiasi pagalbos į įvairias asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Dažniausiai tas pirmas asmuo, kuris sutinka pacientą, būna registratorius arba slaugytojo padėjėjas. Labai išskirtiniais atvejais tai gali būti gydytojas arba slaugytojas. Nors daugelis įstaigų kaip ir deklaruoja, kad tai yra slaugytojas. Tai būtent išplėstinės praktikos slaugytojas, kaip yra rekomenduojama, geriausiose sveikatos priežiūros sistemose turėtų būti tas pirmasis asmuo, kurį pacientas pamato. Tai dirba ir skubiosios pagalbos, ir pirminės sveikatos priežiūros centruose, būtent išplėstinės praktikos slaugytojas, kuris ir turi tų papildomų praplėstų kompetencijų įvairiuose srityse. O paprasčiausiai, kodėl atsirado ir labai garsiai pradėjo kalbėti apie išplėstinės praktikos slaugytojo tarptautinę slaugytojų tarybą būtent 2008 metais. Iki tol jau ta išplėstinės praktikos slaugytojo kaip ir specialybė ar profesinė kvalifikacija nebuvo tokia suvienodinta, tačiau visiškai tas toks rekomendacija aiški, kaip gairės rekomendacija visom šalim atsiranda tik tai 2020 metais ir 2021 metais anestezijos krypties slaugytojų. Bet atsirado specialybė dėl to, kad yra daugelio šalių gydytojų trūkumas. Ir gydytojų trūkumas labai įvairiuose srityse. Pirmiausia, tai buvo identifikuota skubiosios pagalbos, intensyviosios pagalbos ir šeimos medicinos srityje, o vėliau eina ir praktiškai pagal visas subspecializacijos medicinoje trūkumas, tam tikrų procedūrų atlikimas, kur tikrai aukščiausio tai yra lygio kvalifikacijos specialistas, toks kaip gydytojas, galėtų dalį tų kompetencijų ir perleisti išplėstinės praktikos slaugytojų. Taigi, pagal tarptautinės slaugytojų tarybos apibrėžimą, išplėstinės praktikos slaugytojas, tai toks slaugytojas, kuris turi bendrų ir specialiųjų kompetencijų, kurias įgijo per papildomą arba praplėstą išsilavinimą, nežemesnį nei magistro laipsnį, ir tas asmuo turi ekspertinių žinių, priimti tam tikrus klinikinius sprendimus. Ir kas ypatingai skyrė nuo bendrosios praktikos slaugytojo, jis turi diagnostinių gebėjimų ir gali skirti tam tikrą gydymą, taip pat paskirti tam tikrus tyrimus pacientui jo kompetencijų ribose. Ir tarptautinė slaugytojų taryba siūlo visus išplėstinės praktikos slaugytojus skirstyti į 4 grupės. Pirmiausia, tai akušeris, anestezijos slaugytojas, klinikinės slaugos specialistas ir pirminės sveikatos priežiūros specialistas. Mes šiandien labiau kalbėsim apie klinikinės slaugos specialistą ir jo būtent galimybės ir kompetencijas valdant insultą. Kai kuriuose šalise tai yra vadinama slaugos rezidentūra, tokia magistratūra. Lietuvoje mes tai vadinam išplėstinės praktikos slaugos magistratūra. Ir aišku, tai yra didesnė autonomija ir kaip sakiau, labiausiai skiria nuo bendrosios praktikos slaugytojų, tai kompetencijos ir sprendimo priėmimas tam tikrose srityse. Tai kalbant apie išsilavinimą, tai yra tikrai reikalavimas visose šalise, kad tai būtų magistro studijų programa ir ta programa turi būti oficialiai akredituota ir teikti papildomą, tai yra aukštesnio lygio profesinė kvalifikacija. Taip yra ir Lietuvoje, išplėstinės praktikos slaugytojai gauna antrą kvalifikaciją, kuri vadinasi išplėstinės praktikos slaugytojo kvalifikacija. Pagal medicinos normą šiai dienai yra galimos 3 specializacijos, tai yra anestezijos ir intensyviosios terapijos, skubiosios pagalbos ir pirminės sveikatos priežiūros. Tačiau dabar, kaip ir vyksta diskusijos ir su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto slaugos katedros profesoriais ir dėstytojais, apie klinikinės būtent tos slaugos specialisto, kadangi poreikis yra turbūt didžiulis įvairiuose srityse. Tai šiuo atveju Vilniaus universiteto medicinos fakultetas yra tarsi lyderis, kadangi mes jau esam paruošę tą specializaciją, tačiau
Kol kas atskiri moduliai yra integruoti. Tikimės, kad labiau pasirinks, sakykime, studentai. Ir ši programa realiai dabar yra labai populiari, tačiau kokią turim problemą, kadangi geriausiai įsidarbina ir iš tikrųjų pirminė sveikatos priežiūra labai laukia išplėstinis praktikos slaugytojų, tai mūsų praktiškai dabar studentai masiškai renkasi pirminės sveikatos priežiūros specializaciją. Jeigu pasižiūrėti iš teisinės pusės, sveikatos apsaugos ministerijos atstovai išaiškino, kad nėra skirtumo, kokią specializaciją įgyjo tas, sakykime, specialistas. Čia praktiškai darbdavys pasirenka ir jeigu tas specialistas yra paruoštas, pavyzdžiui, dirbti insulto srityje, tai jeigu toks etatas teigiamas, tai slaugytojas gali dirbti ir jam reikia turėti tik profesinę kvalifikaciją. Tiesa, jeigu pasižiūrėsim vėl grįžtant bendrai, tai kai kuriuose šalise reikalaujama klinikinės patirties tokiam specialistui, tačiau nėra rasta patvirtinančių tokių turinčių pagristumo aspektų ir Lietuvoje tikrai nėra tokio reikalavimo, kad turėtų patirties būtent to specializacijoje, kur ir norėtų specializuotis. Taigi, kalbant apie teisinius aspektus, čia taip pat ištrauka iš Tarptautinės slaugytojų tarybos, ką ypatingo turi išplėstinės praktikos slaugytojas, jis turi teisę diagnozuoti, teisę skirti vaistus, teisę užsakyti diagnostinius tyrimus ir skirti gydymą, teisę nukreipti pacientus į kitas tarnybas ar specialistų konsultacijas, tai yra bendradarbiauti, tas tarpsektorinis bendradarbiavimas būtent gali vykti per šį specialistą, turi įgaliojimus priimti ir išrašyti pacientus į ligoninį, iš ligoninės ir kitas įstaigas. Ir oficialiai pripažintos slaugytojų dirbančių kaip išplėstinis praktikos slaugytojas. Taigi, kaip ir minėjau, teisiškai Lietuvoje jau ir dabar po mūsų, sakykime, išplėstinės praktikos programos, po specializacijos galėtų tokie slaugytojai dirbti insulto srityje, tačiau tokių etatų dar nėra sukurta. Lietuvoje ir, kaip ir minėjau, geriausiai integruojami pirminės sveikatos priežiūros, dabar jau kaip ir pajudėjo visi reikalai ir su anestezijos ir intensyviosios terapijos bei skubiosios pagalbos. Kiek žinau, pavyzdžiui, Respublikiniai Vilniaus universitetiniai ligoniniai skubiosios pagalbos srityje dirba viena slaugytoja išplėstinės praktikos, būtent pagal savo kvalifikaciją ir kompetenciją. Na, čia gal daug aprašiau apie taip pat iš tam tikrų dokumentų, koks yra praktikos pobūdis, kad tai yra tikrai išplėstas savarankiškumas ir atvejų valdymas, yra pažangus ir sveikatos vertinimas. Čia praktiškai ta informacija dubliuojasi ir man labiau gal norėtųsi pereiti konkrečiai prie insulto. Kasgi randama mokslinėje literatūroje, kokios kompetencijos yra siūlomos būtent išplėstinės praktikos slaugytojui, kuris dirba insulto srityje. Ir noriu pasakyti, kad Vilniaus universiteto medicinos fakultetas, tai kaip tik tą specializaciją vadovaujant profesoriui Daliui Jatožiui ir didelis įdirbis ir daktarės Aleksandros Eikert ir visos komandos. Mes dar prieš turbūt 5 metus jau tą specializaciją siūlėm, nors pasaulyje dabar aiškiai apibriežtai ir mokslinė literatūra atsiranda tik tai daugiausiai nuo 2022 metų, kai labai aktyviai daugelio šalyje ir ypatingai JAV, Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, šiek tiek mažiau iš tikrųjų Europoje, šitie insulto slaugytojai yra integruoti į komandą ir vis labiau išryškinamas jų vaidmuo, ką jie daro, būtent prevenciniai veikloj arba tiesiog prieš insulto, jau stacionare ir ką jie daro po insulto, kai pacientas išvyksta iš stacionaro. Tai čia dar palikau, kaip gali būti šita specializuota praktika apibrėžiama, nes siūloma yra tokios 4 pagrindinės kryptis, tai gali būti pagal populiaciją, tai pavyzdžiui gali būti pediatrijos, geriatrijos srityje, pagal klinikinę aplinką, pagal lygą arba medicininę subspecializaciją ir pagal problemos tipą. Tai visos šitos galimos ir galimi įvairūs variantai, formuojant būtent tą siauresnę specializaciją prie tam tikro pasiūlymo būtent pagal tą tipą. Taigi, tikrai skiriasi išplėstinės praktikos slaugytojų ypatingomis kompetencijomis ir turinio prasme, tai yra tai, kad jos gali, ar jie gali padaryti daugiau intervencijų ir procedūrų, tiek, kaip ir minėjau, sprendimo priėmimo prasme. Taigi, jeigu pasižiūrėsim, kodėl reikia, tai čia yra daugiausiai
didžiausia pažanga identifikuojama būtent kokybės gerinimo, pacientų saugumo ir ekonominio efektyvumo srityse. Ir daugiausiai tai yra, kaip pavyzdį, randama sepsio nustatymė ir būtent antroje vietoje yra širdies kraujagyslių ligų identifikavimas ir valdymas, nes įtraukimas tokio specialisto tada paslaugos efektyvumą didina net iki 30%. Iki 30%. Be abejo, yra ir tam tikros problemos su išplėstinės praktikos slaugytojos, daugiausiai susijusios su to, kad trūksta žinių. Trūksta žinių pirmiausiai komandos nariams apie išsilavinimą, apie kompetenciją, apie tai, ką gali jie daryti, ko jie negali daryti. Be abejo, yra turbūt baimė profesijų fragmentacijai, kad nebūtų taip, kad vienas kitą dubliuoja. Taip pat kompetencija ir savarankiškumas, kiek galima pasitikėti tokių specialistų, kiek jis savarankiškai iš tikrųjų gali priimti sprendimą ar atlikti tam tikrą veiksmą. Be abejo, reikalingas teisinis labai aiškus apibrištumas tokiu atveju. Pasipriešinimas tam vaidmeniui eina daugiausiai, kaip ir mūsų atlikti tyrimai rodo, iš slaugytojų, ne iš kitų komandos narių, nes slaugytojai neturint žinių taip pat priešinasi, kad ateitų kitas specialistas. Na ir tas atsakomybių ribų nustatymas, papildomas galbūt darbas kitam personalui. Šitoj skaidrėje galima aiškiai matyti, ko skiriasi, pavyzdžiui, būtent klinikinės slaugos praktikos ir pavyzdžiui, tos pirminės sveikatos priežiūros. Nes, pavyzdžiui, jeigu žinias turi pakankamai plačias, tai klinikinis jis yra siauresnis. Ir kalbant apie insultą, tikrai jo žinios yra ypatingos ir koncentruotos į tam tikrų pacientų sveikatos priežiūrą. Na, kaip ir minėjau, tas, sakykime, neurologų trūkumą deklaruoja ir JAV, Kanada, Airija, Jungtinė karalystė, Naujoji Zelandija. Šis straipsnis iš Australijos, tai buvo minėta, kad Australijoje šiek tiek pavyko sureguliuoti galbūt tą procesą, tačiau ir Australija deklaruoja, kad neurologų trūksta. Ir be abejo, tas insulto išplėstinės praktikos slaugytojas tikrai galėtų būti integruotas, taikant tam tikrus modelius į insulto valdymą. Taigi, gal čia irgi nesustosiu taupant laiką, kompetencijos, kokios yra siūlomos išplėstinės praktikos slaugytojo, būtent priežiūrai prieš insulto. Ir išskiriamos tokios 3 kategorijos, kaip greitas reagavimas. Tai šis komandos narys, jis reaguoja, yra tas pirmasis specialistas, kuris nustato, kuris diagnozuoja ir jeigu reikia, kreipiasi taip pat į gydytoją, jeigu žino, ką reikia daryti tuo metu, tai jis atlieka savarankiškai tam tikrus veiksmus. Taip pat atlieka atranką ir skiria, ar įvyko ūmus išeminis insultas, ar tai yra trumpalaikis išemijos priepuolis. Tam naudoja iš anksto jau nustatytą protokolą, surinka anamnezę, inicijuoja įvairius diagnostikos tyrimus, kraujo tyrimus, jis renka, peržiūri diagnostinių vaizdų rinkinius, laboratorinių tyrimų rezultatus, įvertina tinkamumą trombolizei, jeigu reikia, praneša budinčiam neurologui apie pacientą, kuriam įtarė, kad įvyko ūmus išeminis insultas. Tokiu būdu, aišku, sutaupomas laikas ir pacientas jau paruoštas ir neurologo laikas yra sutaupytas, tai ir be abejo tas laikas labai brangus yra pacientui ir visai sistemai. Taigi po savaitės nukreipia pas neurologą išsamiai peržiūrai, jeigu tai nebuvo įvykęs insultas, o tik tai trumpalaikis išemijos priepuolis. Na ir taip pat konsultuoja pacientus, konsultuoja šeimą paciento, teikia antrinės prevencijos veiksmus, pataria, kaip keisti gyvenimo būdą, kaip gerinti gyvenseną ir pateikia informaciją apie trombolitinio gydymo naudas ir rizikas pacientams ir šeimos nariams. Ką veikia stacionare? Taigi, be abejo, labai tampriai bendradarbiauja su gydytoju neurologu ir čia yra tas komandinis darbas. Taigi, rekomenduojama, kad būtų mažiausiai vienas asmuo vienam skyriuje, kai yra ūmių būklių skyrius, kuris yra išplėstinės praktikos slaugytojas ir dirba komandoje su bendrosios praktikos slaugytojais. Aišku, čia priklausomai nuo pacientų skaičiaus, bet kaip ir rekomenduoja pagal šitą modelį, tai mažiausiai vienam skyriuje turėtų būti išplėstinės praktikos slaugytojas. Kartu su gydytoju priima sprendimus dėl gydymo ir vykdo
gydymo tą visą planą. Kasdien atlieka paciento apžiūrą, prižiūri nestabilius pacientus kartu su gydytojais, pasitarus, kur gydytojas leidžia, kad būtų, sakykime, perduota ta atsakomybė išplėstinės praktikos slaugytojui, kur jau reikia kartu, savarankiškai prižiūri stabilius pacientus, taip pat visus nurodymus tvirtina vis tiek gydytojas neurologas, palengvina bendravimą, koordinuoja priežiūrą su įvairių kitų sričių specialistais ir komanda, tiesiog koordinuoja tą komandinį darbą, dalyvauja insulto skyriaus daugiadisciplinės komandos posėdžiuose, vėl tokia rekomendacija ne mažiau kaip kartą per savaitę, kad būtų įtrauktas šis specialistas, bendrauja su pacientu, šeima, apie tyrimų rezultatus, diagnozės ir priežiūros planus. Kągi siūloma kokią kompetenciją po pacientų išrašymo į stacionaro. Taigi, čia bus keletą irgi dalių, tai tolesnis stebėjimas telefonu. Jis aptarė tyrimo rezultatus, seka, kad būtų laikomasi vaistų vartojimo reikalavimus, aptarė antrinės prevencijos veiksmus, be abejo skiria daugiausiai dėmesio modifikuojamiems rizikos veiksniams, įvertina, kaip pacientas sveiksta po insulto, vertina reabilitacijos poreikį, taip pat bendradarbiauja su reabilitacijos komanda, atsako į visus klausimus, teikia informaciją apie galimus insulto ženklus, simptomus ir vykdo visą antrinę prevenciją atsižvelgiant į paciento gretutinės ligas. Ambulatorinėje klinikoje dirbantis toks specialistas, jis prižiūri pacientą, atlieka visą vertinimą standartizuotą, įvertina insulto simptomus, depresiją, kritimo riziką, reabilitacijos efektyvumą, nukreipia pacientus, taip pat jeigu reikia namų slaugos priežiūros paslaugoms, peržiūri išvados rezultatus, vadovauja antriniai prevencijai, taip pat nagrinėja pakartotinio insulto aspektus, vykdo insulto mokymo, reabilitaciją koordinuoja, kad viskas vyktų, kaip vaistų vartojimo laikymasi vertina ir vertina komplikacijų galimybės, tiesiog kad jos neįvyktų daugiausiai. Taip pat visos sveikatos instrukcijos, konsultavimo, emocinė parama, kas labai svarbu yra tiek pacientui, tiek šeimai. Taip pat derina vaistus, jeigu pacientas vartoja daugelį vaistų, pasižiūri, konsultuoja, kaip reikia vaistus, koks turėtų būti tarp jų, sakykime, laikas tarp vartojimo vaistų. Taip pat savo kompetencijos ribose skiria vaistus, keičia gydymą, jeigu reikia, ir yra atsakingas už gydytojo neurologo konsultaciją, taip pat bendradarbiauja su šeimos gydytoju ir kitais sveikatos priežiūros komandos nariais. Taip pat prižiūri pacientus, valdo rizikos visus veiksnius ir visą laiką pataria šeimai ir pacientui, kaip reikia elgtis toliau. Taip pat lankosi namuose. Ir viskas praktiškai vyksta panašiai pagal kompetencijas, kas jau buvo parašyta, tik tai, kad akcentuojamas yra pagal šitą Aleno modelį, biopsichosocialinis įvertinimas paciento namuose, mažiausiai vėliausiai per 1 mėnesį po išrašymo iš ligoninės reikia apsilankyti ir tada jau vykdyti tą planą. Na ir labai svarbus specialistas taip pat yra šitas insulto tarp sektorinėme bendradarbiavime. Ir čia išskiriamos tikrai tokios 4 grupės, kad tai yra žmogus, kuris ir apmąsto ir vertina, renka duomenis, rengia ataskaitas, dalysi su insulto komandos nariais, tiesiog visą informaciją. Jis teikia informaciją kitiems specialistams, sukuria tam tikrą sistemą, kuri užtikrina, kad personalas turėtų prieigą prie visų būtinų priemonių vaistų, teikia mokamąją medžiagą apie ūminį insultą, naudoja bendrus tinklus, dalinasi medžiagą. Taip pat čia taip išskirta kaip čempionai, išverčiau, nežinau, ar čia labai tinkamas vertimas, kad jis yra tarsi lyderis, tas specialistas, ir jis nuolat kalbasi su kitais apie insultą. Jis moka kitus, jis yra tas žmogus, kuris turi daugiausiai žinių, siekia tobulinti visus procesus ir tiesiog konsultuoja kitus specialistus ir prie planavimo veiklos koordinuoja išteklius, planuoja pokyčius, dalyvauja strateginiam planavime. Na ir apibendrinimas, čia iš tikrųjų nustatyta jau daugelio tyrimų, kad išplėstinės praktikos slaugytojo vaidmuo insulto priežiūroje turi teigiamą poveikį ne tik klinikiniams rezultatams, pavyzdžiui, tokiems kaip 30 dienų hospitalizavimas, bet ir pacientų rezultatams, tokiems kaip pacientų pasitenkinimas, gyvenimo kokybė, žinios apie insulto, vaistų gyvenimo būdo pakeitimas ir vaistų vartojimo laikymasis. Taip pat pastebėti pozityvus rezultatai ir jie siejami su geresnė galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas,
Taip pat būtent klinikinė kompetencija išplėstinės praktikos slaugytojo užtikrina, kad būtų atliekami išsamus pacientų vartojimų vaistų stebėjimai ir insultą, ir mikroinsultą išgyvenusiems pacientams, kuriems per pirmąjį mėnesį buvo taikoma kineziterapija ir ergoterapija, yra mažesnė tikimybė, kad jie bus pakartotinai hospitalizuoti. Dar yra ir tokie tyrimai. Taip pat antrinį insulto prevenciją išgyvenusių ir mikroinsulto asmenų klinikinio gydymo pagrindas būtent ir yra įtraukti išplėstinės praktikos slaugytojo, tai daro teigiamą poveikį gyvenimo būdo, elgsenos modifikavimui. Taip pat šis specialistas atlieka labai svarbų vaidmenį, kaip jau matėm, būtent nuo prevencinių veiksmų iki priežiūros jau po insulto. Ir taikant į pacientą orientuotą požiūrį, turint tinkamą klinikinę patirtį, tikrai šis specialistas gali sumažinti tą sveikatos priežiūros visą naštą, insulto naštą sistemai. Tai jo įtraukimas į insulto priežiūros komandos yra ne tik savalaikis, bet tiesiog būtinas, siekiant užtikrinti geresnį sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą. Ačiū už dėmesį. Ačiū labai už įdomų aktualų pranešimą, gal būtų klausimų. Labai ačiū už gražų pranešimą, labai įdomus yra. Aš skaičiau, galbūt tas žodis, galbūt tiksliau geriau tiktų išplėstinės kompetencijos slaugytoje. Praktikos irgi toks skamba, vienas toks komentaras. Kiek jūsų žiniomis yra insulto centruose išplėstinės praktikos slaugytojų? Lietuvoje? Taip. Nei vieno. Nežinant kitų šalių, žinant, kad kurios ir turi tos išplėstinės praktikos specialistės slaugytojas stumdo į kitus skyrius, kurios yra trūkumas. Ir dažniausiai tie, kurie paruošia savo norimą procentą slaugytojų, dėje nukenčia, nes siunčia ten, kur trūksta kompetencijos, jos gali visapusiškai būti geros patarėjas. Tai ateitis šviečiasi, kad turėsime tiek daugiau, kad užtektų mums bent po vieną lyderį į centrą. Aš manau, kad taip. Gal tiesiog trumpai replikuosiu į tą kompetencijų, kaip sakėt, išplėstinių kompetencijų. Iš tikrųjų būtų geresnis gal pavadinimas, tačiau čia yra vertimas tiesiog Advanced Practice Nursing, Advanced Practice Nurse, visiškas vertimas iš anglų kalbos ir taikom tokį vertimą. Ir be abejo, jeigu kalbėti apie skaičių, tai mūsų paskaičiavimais dar 2017 metais minimalus išplėstinės praktikos slaugytojų skaičius Lietuvoje turėtų būti 3000. Šiai dienai mes turim 75 licenzijas tik tai išduotas ir turbūt ne visi dar dirbo pagal tą licenciją. Tai vat aš manau, kad vis tiek kaip jau minėjau, ir profesoriaus Dalios Jatožio, ir Aleksandros Eikert labai didelis čia įdirbis. Dėka atsiras insulto irgi centruose tokie specialistai. Mes vos ne po vieną studentą ieškom, kalbinam, bet tikrai jau manau, kad padarėm nemažai šitą sritį. Aš pratęsiant profesoriaus Antano klausimą, aš paklausiu, o kiek paruošta slaugytojų insultų srityje iš 75 išduotų licenzijų? Realiai taip, kad pasirinktų visiškai tą specializaciją, mes neturėjom nei vieno, tik tai turėjom slaugytojus, kurie pasirinko atskirus modulius. Bet praktiškai to užtenka, kaip ir sakiau, teisiškai, jeigu būtų darbdavio pasitikėjimas, jie galėtų būti jau darbinami į centrus. Bet čia vėl iškyla klausimas, ar tikrai pakankamai kompetencijos jie gavo, ar tikrai ir praktikos, nes daug yra praktikos šitose studijose, ar tikrai jie turėjo praktiką insulto centre. Tai čia reikėtų, iš tikrųjų, turbūt mums daugiau pastangų su šitais studentais, kad jau tie lidai pajudėtų. Aš manau, kad kita problema yra tame, kad iš tikrųjų tokių etatų tiesiog nėra ir turbūt tai galbūt tai būtų kitas teisinis reglamentavimas, kad insulto centras vienas iš reikalavimų tai turi būti nustatytas privalomai, kad turi būti toks įvestas etatas ir kuriame turi dirbti tas slaugytoja. Ir turbūt galbūt tai bus stimulas toliau tobulėti, nes šiai dienai baigus mokslus ir nerandant darbą pagal specialybę, tai klausimas, ar tas nueina toliau ir klausimas, ar žmogus nori tą daryti, nes
Labai puikus jūsų pasiūlymas, nes, sakau, mes padarėm tą didelį proveržį su pirminės sveikatos priežiūra. Tai praktiškai dabar poliklinikos kaip ir rungtyniauja, kas tą išplėstinės praktikos mūsų studentai jau paims. Ir kaip dabar mūsų bakalaurai jau turi, kaip jie sako, po 5 pasiūlymus į įvairias ligoninės, tai mūsų išplėstinės praktikos slaugytojai taip pat, dar kurie pirmam kurse, jie jau gauna nemažai pasiūlymų ir tos įstaigos, kurios tikrai ir supranta tą efektyvumą šio specialisto, tai jie tiesiog kreipiasi ir atskirai suranda studentus ir siūlo pakankamai neblogą atlyginimą. Aš galiu pasakyti, kaip pavyzdį dėl atlyginimo, vienoje konferencijoje, kur dalyvavo kaip tik ten savivaldybių atstovai, vicemerai ir sveikatos skyrių darbuotojai, tai taip pat skaičiau pranešimą bendrai apie išplėstinės praktikos slaugytoją, tai iš karto sakė, kad kai kur regionuose tam išplėstinės praktikos slaugytojui siūlo atlyginimą 4000. Tai aš tikrai buvau nustebus, kad tikrai toks atlyginimas yra siūlomas. Ačiū labai. Taip, jeigu galima replika iš tikrųjų, čia labai gerus tos klausimus galia ir palėtėm, kad trūksta stojančių, sakysim, tai išplėstinės praktikos insulto slaugytojo, turbūt tos motyvacijos, ar žmonės galbūt nėra užtikrinti, kur jie dirbs, nes reiškia mokslai ilgesni negu įprastinės slaugytojos, sudėtingesni kas be ko, ir ar gaus adekvačią algą, užmokestį, galės įsidarbinti ir taip toliau. Kurios pas mus specialybės be išplėstinės praktikos slaugytojų yra populiariausios iš mūsų medicinos fakultetą baigiančiųjų, apart pirminės grandies, kur minėjote? Būtent išplėstinės, ne? Anestezijos intensyviosios, skubiosios nėra populiari ir skubę dažniausiai renkasi kariuomenėje dirbantys slaugytojai, nes jie iš karto gauna kitą statusą. Tai praktiškai skubę turim tik iš kariuomenės, labai minimaliai turėjom, kurie išėjo į ligoninės dirbti, o anestezijos intensyviosios taip pat, žinau, tiek Kaune, tiek Vilniuje sunkiai kuriami etatai. Tai jie arba išeina į tą pačią pirminės sveikatos priežiūrą, arba dirba ne išplėstinės praktikos slaugytojais. Ir dar vienas dalykas, juos labai kviečia dar ir į slaugos administratorius. Tai jie kartais irgi šitas eina ne į klinikinę praktiką, o tampa vadovais. Tai čia vėlgi insulto asociacijos turbūt klausimas, jeigu, reiškia, savivaldybės, rajonai, regionai randa būdų, kaip įdarbinti į tą pirminę grandį ir su gerais atlyginimais, tai reiškia, mechanizmų būdų įdarbinti, sukurti darbo vietas ir mokėti atlyginimą yra. Čia turbūt iš tikrųjų galbūt reikėtų konstatuoti, kad insulto centre dirbanti komanda ne tik tai, kad turi būti kiaurą parą neurologas, radiologas, ten atitinkama įranga, bet galbūt ir turėtų būti bent viena ar bent pusė išplėstinės praktikos slaugytojos insulto, kuri galėtų kitus ten jau mokyti ir taip toliau. Tai turbūt vienas iš variantų, apie ką reikėtų kalbėti. Galbūt, bet aš manau, kad link to turėtume ko gero eit, kaip yra komanda reabilitacijos, kur turi būti tas, taip ir slaugytojų tas lygis aukštas. Vienas iš variantų, kas galbūt išspręstų problemą trūkumą, iš dalies išspręstų neurologų trūkumą rajonuose, tose pačiose tarpinės pagalbos ligoninėse. Jo, aš tą patį norėjau paskutinis pasakyti. komentaras labai trumpas. tą patį norėjau pasakyti, kad mes sakom, kad UK visi nori ten daryti labai gerai, bet UK šita praktika neatsirado bandant užkimšti skylės. Ir dabar tos išplėstinės slaugytojos neurologas niekada nesėdi 24 valandas, mes neturim galimybės tiek padengti. Ir tos slaugytojos, būtent kaip Aleksandras ir sako, jos dengia tos budėjimus vietoj gydytojo. Ir man atrodo, čia galima labai gražiai sujungti ir išspręsti dvi problemas.